Įžanga. Parašyta apie Prakar Sun Tzu karo menas yra seniausias karo traktatas pasaulyje. Labai glaustas, jis skirtas principams ir vis dar išlaiko savo originalią vertę. Karinio mokslo studentui, gebančiam pritaikyti šiuos principus šiuolaikinėme kare, jis net po 2400 metų yra vertingas vadovas karo vedimui. Nors vežimai dingę ir ginklai pasikeitę, šis senovės meistras išlaiko savo aktualumą, nes nagrinėja pagrindus, politikos ir žmogaus prigimties įtaką kariniams operacijams. Jis įspūdingai parodo, kaip nepakeičiami yra šie principai. Sun Tzu Wu pagal Suma Qian buvo Či valstybės gyventojas. Jo karo menas atkreipia Holu Wu karaliaus dėmesį. Holu pasakė jam, aš kruopščiai perskaičiau tavo 13 skyrių. Ar galiu tavo teoriją šiek tiek išbandyti? Sun Tzu atsakė, galite. Holu paklausė, ar testą galima taikyti moteriams? Atsakymas vėl buvo teigiamas. Todėl buvo surengta, kad iš rūmų atvestų 180 damų. Sun Tzu jas padalino į 2 kuopas ir kiekvienos priekyje pastatė karaliaus mėgstamiausią konkubiną. Jis tada liepė visoms paimti ietis į rankas ir pasakė, tikiuosi žinote skirtumą tarp priekio ir galo, dešinės ir kairės rankos. Merginos atsakė taip. Sun Tzu tęsė, kai sakysiu akis į priekį, turite žiūrėti tiesiai į priekį. Kai sakysiu kairien, turite pasukti į savo kairę. Kai sakysiu apverst, turite apsisukti į galą. Vėl merginos sutiko. Komandų žodžiai buvo paaiškinti, jis sustatė halabardas ir kovos kirvius, kad pradėtų pratybas. Tada, mušant būgnams, jis davė komandą dešinėn. Bet merginos tik prasijokė. Sun Tzu pasakė, jei komandų žodžiai nėra aiškus ir suprantami, jei įsakymai neįsisavinami, tada kaltas generolas. Jis pradėjo jas vesti vėl. Šį kartą davė komandą kairien. Vėl merginos nusijokė. Sun Tzu pasakė, jei komandų žodžiai aiškus, bet kariai nepaiso, kaltos jų karininkai. Tada jis liepė nukirsti 2 kuopų vadus. Karalius Holu stebėjo sceną nuo pakeltos pavėsinės. Kai pamatė, kad jo mėgstamiausios konkubinos ruošiasi būti nukirstos, labai išsigando ir skubiai išsiuntė žinutę. Dabar esame visiškai patenkinti generolo gebėjimu tvarkyti karius. Jei prarastume šias 2 konkubinas, mūsų maistas ir gerimai prarastų skonį. Norime, kad jos nebūtų nukirstos. Sun Tzu atsakė, kai gavau jo didenybės įsakymą būti generolu, yra tam tikrų jo įsakymų, kurių negaliu vykdyti būdamas šioje pozicijoje. Todėl 2 damas nukirsdino, o jų vietoje iš karto paskyrė kitą porą vadų. Kai egzekucija baigėsi, vėl buvo mušamas būgnas pratyboms. Merginos atliko visas evoliucijas, sukosi į dešinę ar į kairę, žygiavo į priekį arba apsisukdavo atgal, klupdavo ar stovėjo, su puikia tikslumu, nebandydamas ištarti nė žodžio. Tada Sun Tzu pasiuntė pasiuntinį pas karalių, sakydamas, jūsų kariai didenybė, dabar tinkamai išmokyti ir disciplinuoti, paruošti jo didenybės apžiūrai. Jie gali būti naudojami bet kokiu būdu, kurio jūsų suverenas pageidauja, liepkite jiems eiti per ugnį ir vandenį ir jie nepaklus. Bet karalius atsakė, leiskite mūsų generolui nustoti vesti pratybas ir grįžti į stovyklą, o mes neturime noro leistis apžiūrėti karių. Tuomet Sun Tzu pasakė, karalius tik mėgsta žodžius ir negali juos paversti darbais. Po to Holu matė, kad Sun Tzu yra žmogus, kuris moka valdyti kariuomenę ir galų gale paskyrė jį generolu. Vakaruose jis nugalėjo Čių valstybę ir įsiveržė į Jing sostinę. Šiaurėje jis įbaugino Či ir Čin valstybės ir paskleidė savo šlovę tarp feudalinių princų. Sun Tzu pasidalino karaliaus gale. Ši pasakojimo dalis gali būti ne visiškai tikra, bet Sun Tzu savo knygoje sako, yra suvereno įsakymai, kurių vykdyti negalima. Taktika ir strategija pagal Sun Tzu didelį dėmesį skiria manevrui. Jis patarė vengti mūšio, nebent visi veiksniai būtų palankus. Pergalė laimama netiesioginiais metodais. Laikymo jėga ir apsupimo jėga yra tiesioginiai ir netiesioginiai armijos elementai. Visose kovose tiesioginis metodas gali būti naudojamas susijungiant mūšyje, bet netiesioginiai metodai bus reikalingi pergaliai užtikrinti. Jis pridūrė, kad netiesioginė taktika yra neišsenkanti kaip dangus ir žemė, kaip nesibaigiantis upių srautų tekėjimas. Visi gali matyti taktikas, kuriomis aš laimiu, bet niekas nemato strategijos, iš kurios gimsta pergalė. Pergalingas strategas renkasi mūšį po to, kai pergalė jau pasiekta, o tas, kuris skirtas pralaimėjimui, pirmiausia kovoja ir tik tada ieško pergalės. Visa karo veikla paremta apgaulėmis. Kai galima atakuoti, generolas turi atrodyti negalintis. Naudojant savo pajėgas, jis turėtų atrodyti neveiklus.
Taktinės išsidėstymo priemonės maskuoja stiprybę silpnumu. Ir atvirkščiai, sumanų priešininką reikia vertinti ne pagal išvaizdą, bet pagal tikslesnę informaciją gautą iš šnipų. Aprašoma 5 rūšių šnipų sistema ir jų naudojamas detaliai. Vidiniai šnipai – priešo pareigūnai. Sun Tzu galėtų suprasti, kaip Vokietijos lakūnai galėjo bombarduoti Lenkijos štabą kiekvieną kartą, kai jis buvo perkeltas 1939 rugsėjį. Konvertuoti šnipai – tai priešo šnipai, kuriuos nupirko. Pergalės vertinimas ir skaičiavimas užima svarbę vietą laimėjimui. Apmąstykite ir apgalvokite prieš žengdami žingsnį. Sun Tzu teigia, kad gali prognozuoti pergalę ar pralaimėjimą pagal 7 įvertinimo elementus. Jo didelis dėmesys reljefui taip pat atitinka šiuolaikinės praktikas. Natūrali šalies forma yra geriausias kario sąjungininkas. Jis nepamiršta disciplinos svarbos ir poreikio pelnyti karių lojalumą. Laikykite savo karius kaip savo vaikus ir jie eis paskui jūs į gilias slėnio vietas. Žiūrėkite į juos kaip į mylimus sūnus ir jie stovi šalia jūsų iki mirties. Vyrai turi būti palaipsniui vedami prie disciplinos. Jei kariai bus baudžiami prieš jiems prisirišant prie jūsų, jie nebus paklusnus. Jei, kai kariai prisirišo, bausmės nebus vykdomos, jie bus nenaudingi. Ne viena Sun Tzu knygos pusė negali būti perskaityta, nes joje nerasi tikrai tikro kario išminties perteiktos su aforizminiu kinų literatūros aiškumu. Karo menas yra didžiausias kinų karinis klasikas. Jis turėjo nesuskaičiuojamą skaičių komentatorių ir buvo plagiatuotas per visą savo egzistavimą. Japonijoje jis gerbiamas dar labiau nei Kinijoje, kur kario žemesnė padėtis trukdė literatūriniam pripažinimui. Apmąstykite ir apgalvokite prieš žengdami žingsnį. Sun Tzu teigia, kad gali prognozuoti pergalę ar pralaimėjimą pagal 7 įvertinimo elementus. Jo didelis dėmesys reljefui taip pat atitinka šiuolaikinės praktikas. Natūrali šalies forma yra geriausias kario sąjungininkas. Jis nepamiršta disciplinos svarbos ir poreikio pelnyti karių lojalumą. Laikykite savo karius kaip savo vaikus ir jie eis paskui jūs į gilias slėnio vietas. Žiūrėkite į juos kaip į mylimus sūnus ir jie stovi šalia jūsų iki mirties. Vyrai turi būti palaipsniui vedami prie disciplinos. Jei kariai bus baudžiami prieš jiems prisirišant prie jūsų, jie nebus paklusnus. Jei, kai kariai prisirišo, bausmės nebus vykdomos, jie bus nenaudingi. Ne viena Sun Tzu knygos pusė negali būti perskaityta, nes joje nerasi tikrai tikro kario išminties perteiktos su aforizminiu kinų literatūros aiškumu. Karo menas yra didžiausias kinų karinis klasikas. Jis turėjo nesuskaičiuojamą skaičių komentatorių ir buvo plagiatuotas per visą savo egzistavimą. Japonijoje jis gerbiamas dar labiau nei Kinijoje, kur kario žemesnė padėtis trukdė literatūriniam pripažinimui. Vienas skyrius plano sudarimas Sun Tzu sakė: karo menas yra gyvybiškai svarbus valstybei. Tai klausimas gyvybės ir mirties, kelias arba į saugumą, arba į pražūtį. Todėl tai yra tema, kurios jokių būdų negalima nepaisyti. Karo meno vadovaujasi 5 pastovūs veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti, kai siekiama nustatyti sąlygas lauke. Šie veiksniai yra moralės įstatymas, dangus žemė, vadas, metodai ir disciplina. Moralės įstatymas suvienyje žmonės su valdovu taip, kad jie seks jį nepaisydami savo gyvybės, nesibaimindami jokios pavojingos situacijos. Dangus reiškia naktį ir dieną, šaltį ir karštį, laiką ir sezonus. Žemė apima atstumus, didelius ir mažus, pavojų ir saugumą, atvirą žemę ir siaurus kelius, gyvenimo ir mirties galimybės. Vadas reiškia išminties, nuoširdumo, geranoriškumo, drąsos ir griežtumo savybės. Metodai ir disciplina apima armijos organizavimą į tinkamas dalis, karininkų hierarchijos tvarką, kelių priežiūrą, kuriais aprūpinimas pasiekia armiją ir karinių išlaidų kontrolę. Šie 5 veiksniai turi būti žinomi kiekvienam generolui. Kas juos pažįsta, laimės, kas nepralaimės. Todėl svarstant, siekiant nustatyti karinės sąlygas, tegu jie tampa lyginimo pagrindu. Kuris iš 2 suverenų labiau įkvėptas moralės įstatymo? Kuris iš 2 generolų turi didesnį sugebėjimą? Kam priklauso pranašumai gaunami iš dangaus ir žemės? Kurioje pusėje disciplina vykdoma griežčiausiai? Kurioje armijoje didžiausia jėga? Kurioje pusėje karininkė ir kariai geriausiai apmokyti? Kurioje armijoje didesnė nuoseklumas tiek apdovanojimuose, tiek bausmėse? Remiantis šiais 7 svarstymais, aš galiu prognozuoti pergalę arba pralaimėjimą. Generolas, kuris klausosi mano patarimų ir veikia pagal juos, nugalės. Tokį reikia palikti komandoje. Generolas, kuris neklauso mano patarimų ir neveikia pagal juos, patirs pralaimėjimą. Tokį reikia atleisti.
Laikydavęsi mano patarimų, pasinaudokite bet kokiamis papildomomis aplinkybėmis, viršijančiomis įprastas taisyklės. Pagal aplinkybių palankumą reikia keisti planus. Visa karo veikla paremta apgaulėmis. Todėl, galėdami atakuoti, turime atrodyti negalintis. Naudodami savo pajėgas, turime atrodyti neveikus. Būdami arti, turime priversti priešą manyti, kad esame toli. Būdami toli, turime priversti jį manyti, kad esame arti. Pasiūlykite vilionę, kad suviliotumėte priešą. Simuliuokite chaosą ir jį sutriuškinkite. Jei priešas saugus visose pusėse, pasiruoškite jam. Jei jis stipresnis, venkite jo. Jei jūsų priešininkas yra karštas, stenkitės jį erzinti. Pretenduokite būti silpni, kad jis pasidarytų arogantiškas. Jei jis ilsisi, neduokite jam ramybės. Jei jo pajėgos susijungusios, išskirkite jas. Pulti jį ten, kur jis nepasiruošęs, atsirasti ten, kur jūsų nesitikima. Šios kariniai priemonės vedančios į pergalę negali būti atskleistos iš anksto. Generolas, kuris laimi mūšį, prieš kovą atlieka daug skaičiavimų savo šventykloje. Generolas, kuris pralaimi, prieš kovą atlieka tik keletą skaičiavimų. Taip daugybė skaičiavimų veda į pergalę, o nedaug skaičiavimų į pralaimėjimą, o kiek dar labiau neskaičiuojant nieko. Dėmesys šiam aspektui leidžia pamatyti, kas tikriausiai laimės ar pralaimės. 2 skyrius karo vedimas Waging War Sun Tzu sako, karo operacijose, kur lauke dalyvauja 1000 greitų karo vežimų, tiek pat sunkių vežimų ir 100 000 šarvuotų karių, su tiek atsargų, kad jie galėtų nukeliauti 1000 li. Išlaidos tiek tėvyniai, tiek fronte, įskaitant svečių prieimimą, smulkių daiktus kaip klijai ar dažai, bei sumas išleistas vežimams ir šarvams, sieks 1000 sidabro uncijų per dieną. Toks yra 100 000 karių armijos išlaikymo kaštas. Kai prasideda realūs mūšiai, jei pergalė užtrunka, ginklai nusidėvi, o karių entuziazmas silpsta. Jei apgulos metu ilgai užtrunkama, išseksta jėgos. Jei kampanija trunka per ilgai, valstybės ištekliai nepajėgs patenkinti reikalavimų. Kai ginklai nusidėvi, entuziazmas sumažėja, jėgos išseko ir turtai išleisti, kiti vadai pasinaudos jūsų silpnumu. Tuomet net pats išmintingiausias žmogus negalės atšaukti neišvengiamų pasekmių. Nors girdėjome apie kvailą skubėjimą kare, gudrumas niekada nesusijęs su ilgais vėlavimais. Nėra pavyzdžių, kad ilgai besitęsiantis karas būtų naudingas šaliai. Tik tas, kuris gerai supranta karo blogybės, gali suprasti pelningą būdą jų vesti. Įgudęs karys nekelia antro rekruto skaičiaus, jo tiekimo vežimai neperkraunami daugiau nei 2 kartus. Karo medžiagą atsiveškite iš savo šalies, bet maistą ir atsargas rinkitės iš priešo. Taip armija turės pakankamai maisto. Valstybės iždus skurdas verčia armiją išlaikyti tolimuose kraštuose per atsisadžiavimus ar mokesčius. Tai skurdina žmonės. Be to, artumas armijos prie civilių teritorijų kelia kainas, o aukštos kainos nuodija žmonių turtą. Kai žmonių turtas išseko, valstiečiai kenčia nuo sunkių išnaudojimų. Su šiuo išsekimu ir jėgų praradimu žmonių namai tampa apituštas, o 3/10 jų pajamų prarandamos, tuo tarpu vyriausybės išlaidos dėl sulaužytų vežimų, pavargusių arklių, šarvų, šalmų, lankų ir strėlių, ietų ir skidų, apsauginių skidų, erių ir sunkių vežimų sudaro 40 bendro pajamų kiekio. Todėl išmintingas generolas renkasi maistą ir atsargas iš priešo. Vienas priešo vežimas atsargų vertas 20 mūsų vežimų. Panašiai, vienas priešo atsargų krepšys atitinka 20 mūsų. Norint nugalėti priešą, kariai turi būti pakelti į pyktį. Kad būtų nauda iš pergalės, jie turi gauti atlyginimą. Todėl karo vežimo kovose, kai paimama 10 ar daugiau vežimų, atlyginimą gauna tie, kurie paėmė pirmieji. Mūsų vėliavos turėtų pakeisti priešo, o paimti vežimai maišomi su mūsų vežimais ir naudojami kartu. Sugauti kariai turi būti maloniai elgiamasi ir išsaugoti. Tai vadinama naudojimu užkariauto priešo jėgoms sustiprinti savo. Kare pagrindinis tikslas pergalė, o ne ilgos kampanijos. Taigi tampa aišku, kad armijų vadovas yra žmonių likimo sprendėjas, nuo kurio priklauso, ar tauta gyvens taikoje, ar bus pavojuje. 3 skyrius ataka pagal strategiją Attack by Stratagem. Sun Tzu sako, praktinėme karo mene geriausia yra užimti priešo šalį sveiką ir nepažeistą. Ją griauti ir naikinti netaip naudinga. Panašiai, geriau užimti visą armiją, nei ją sunaikinti. Geriau paimti visą pulką, dalinį ar kuopą, nei ją sunaikinti. Todėl kovoti ir laimėti visus mūšius nėra aukščiausia meistrystė. Aukščiausia meistrystė - sulaužyti priešo pasipriešinimą be kovos. Aukščiausia generolo forma - sugadinti priešo planus. Sekanti geriausia taktika - užkirsti kelią priešo pajėgų susijungimui. Trečia - atakuoti priešo armiją lauke. O blogiausia politika - apgulti sienomis apsuptus miestus. Taisyklė.
Neapgulkite sienomis apsuptų miestų, jei tai galima išvengti. Šarvų, judamųjų pastogių ir kitų karo priemonių paruošimas užims 3 mėnesius. Pylimų kaupimas prieš sienas užtruks dar 3 mėnesius. Generolas, negalintis valdyti savo pyktį, išsiunčia savo karius į puolimą kaip plūstančias kruždėlės, dėl ko trečdalis jo karių žūsta, o miestas lieka neužimtas. Tai katastrofiškos apgulties pasekmės. Todėl įgudęs vadas įveikia priešo pajėgas be kovos. Jis užima miestus neapguldamas jų. Jis nuverčia karalystę be ilgo laukimo lauke. Turėdamas savo pajėgas veikas, jis gali ginčytis dėl imperijos valdymo ir be praradimų jis pasiekia visišką pergalę. Tai metodas vadinamas ataka pagal strategiją. Skaičius pajėgų ir taktikos. Jei mūsų pajėgos 10 kartų gausesnės nei priešo, apgaubkime jį. Jei 5 prieš 1, atakuokime. Jei 2 gausesnės, padalinkime armiją į 2 dalis. Jei pajėgos lygios, galime pasiūlyti mūšį. Jei pajėgos truputį mažesnės, venkime priešo. Jei pajėgos visiškai nelygios, bėkime. Net jei mažos pajėgos kovoja aklai, galų gale didesnė jėga vis tiek nugalės. Generolas valstybės atrama. Generolas yra valstybės tvirtovė. Jei tvirtovė stipri visose pusėse, valstybė stipri. Jei tvirtovė silpna, valstybė silpna. Valdovas gali sukelti nelaimę savo armijai 3 būdais. Įsakydamas pajėgoms eiti į priekį arba trauktis, nežinodamas, ar jos gali paklusti tai vadinama armijos suvaržymo. Bandydamas valdyti armiją taip, kaip valdo karalystė, nesuprasdamas, kaip veikia kariuomenė, tai sukelia neramumus karių mintyse. Naudodamas karininkus be jokios atrankos, nesuprasdamas principo pritaikymas prie aplinkybių, tai sujaukia karių pasitikėjimą. Kai armija nerami ir nepasitikė, kitų feudalinių valdovų trikdymas užtikrina problemų atsiradimą. Tai anarchijos sukelimas armijoje ir pergalės praradimas. 5 pergalės lemiančių dalykų. Laimės tas, kuris žino, kada kovoti ir kada ne. Laimės tas, kuris moka valdyti tiek stipresnės, tiek silpnesnės pajėgas. Laimės tas, kurio armija vienyje vieningas dvasinis ryšys tarp visų laipsnių. Laimės tas, kuris pats pasiruošęs ir laukia priešo nepasiruošusio. Laimės tas, kurio karinė kompetencija nepriklauso nuo suvereno įsikišimo. Pergalė priklauso nuo šių 5 dalykų žinojimo. Sakoma, jei žinai priešą ir save, nereikia bijoti 100 mūšių rezultatų. Jei žinai save, bet ne priešą, kiekvienai pergaliai teks ir pralaimėjimas. Jei nežinai nei savęs, nei priešų, kiekviename mūšyje pralaimėsi. 4 skyrius – taktinis išsidėstymas. Tactical dispositions. Sun Tzu sako, geri senovės kovotojai pirmiausia saugosi, kad jų nebūtų galima nugalėti, o tada laukia progos nugalėti priešo. Apsisaugojimas nuo pralaimėjimo yra mūsų pačių rankose, tačiau galimybę nugalėti priešą suteikia pats priešas. Todėl geras kovotojas gali apsisaugoti nuo pralaimėjimo, bet negali būti tikras dėl priešo nugalėjimo. Todėl sakoma, gali žinoti, kaip laimėti, bet nesugebėti to padaryti. Apsauga nuo pralaimėjimo reiškia gynybinės taktikas. Gebėjimas nugalėti priešą reiškia pulti ir imtis iniciatyvos. Stovėti gynyboje reiškia nepakankama jėga, pulti perteklių jėgos. Generolas įvaldęs gynybą slepiamas pačiuose slapčiausiuose žemės kampeliuose. Generolas įvaldęs puolimą šviečia iš aukščiausių dangaus aukštumų. Taip, vienoje pusėje turime gebėjimą apsiginti, o kitoje visišką pergalę. Matyti pergalę tik tada, kai ją gali įvertinti eiliniai žmonės, nėra aukščiausia meistrystė. Taip pat nenusipelno aukščiausios meistrystės, jei kovai laimėjus, visa imperija sako, puiku. Pakelti rudens plaukelį nežymi didelės jėgos. Matyti saulę ir mėnulį nežymi aštraus regėjimo. Girdėti griausninio triukšmą nežymi aštraus klausos. Senovės kovotojas buvo tas, kuris ne tik laimi, bet laimi lengvai ir be klaidų. Todėl jo pergalės nesuteikia jam nei išminties, nei drąsos garbės. Jis laimi mūšius nedarydamas klaidų. Nedaryti klaidų tai užtikrinta pergalė, nes tai reiškia nugalėti priešo, kuris jau pasmerktas. Todėl įgudęs kovotojas savo pasirenka tokias pozicijas, kad pralaimėti būtų neįmanoma ir nepraleidžia momento nugalėti priešą. Taigi, karo mene strategas, kuris nugalėjo, siekia mūšio tik po pergalės, o tas, kuriam lemta pralaimėti, pirmiausia kovoja, o pergalę ieško tik po to. Išmanus vadovas puoselėja moralės įstatymą ir griežtai laikosi metodo bei disciplinos. Tokiu būdu jis gali kontroliuoti sėkmę. Kalbant apie karinę metodiką, matavimas. Kiekio įvertinimas, apskaičiavimas, galimybių balansavimas, pergalė. Matavimas kyla iš žemės, kiekio įvertinimas iš matavimo, apskaičiavimas iš kiekio įvertinimo, galimybių balansavimas iš apskaičiavimo, pergalė iš galimybių balansavimo.
Pergalės armija prieš sutriuškintą armiją lyg kilogramo svoris prieš vieną grūdą. Perkūno jėga smogianti per galingai pajėgai lyg užtvenktų vandenų sprogimas į 1000 suverstų gėlimų. 5 skyrius energija energy. Sun Tzu sako, didelės pajėgos valdymas principų nesiskiria nuo nedidelių pajėgų valdymo, tai tiesiog jų skaičiaus padalymo klausimas. Kovoti su dideliu kariuomenės kontingentu nėra kitaip nei kovoti su mažu. Svarbu tik nustatyti ženklus ir signalus. Kad visa tavo kariuomenė atlaikytų priešo smūgį ir liktų nepajudinta, tai pasiekiama tiesioginiais ir netiesioginiais manevrais. Kad tavo armijos smūgis būtų kaip malimo akmuo, smogiantis į kiaušinį, tai pasiekiama silpnybių ir stiprybių mokslo pagalba. Visose kovose tiesioginė taktika gali būti naudojama mūšiui, tačiau netiesioginės priemonės reikalingos pergaliai užtikrinti. Netiesioginės taktikos tinkamai pritaikytos yra neišsenkančios kaip dangus ir žemė, begalinės kaip upių srautai. Kaip saulė ir mėnulis, jos baigėsi tik tam, kad prasidėtų iš naujo, kaip 4 metų laikai, jos praeina, bet grįžta vėl. Yra nedaugiau kaip 5 muzikos natos, tačiau jų deriniai sukuria begalės melodijų. Yra nedaugiau kaip 5 pagrindinės spalvos, tačiau derinamos jos duoda daug daugiau atspalvų, nei galime įžiūrėti. Yra nedaugiau kaip 5 pagrindiniai skoniai, bet jų deriniai suteikia daug daugiau skonių, nei galime paragauti. Mūšyje yra tik 2 puolimo būdai – tiesioginis ir netiesioginis, tačiau jų derinys sukuria begalę manevrų. Tiesioginis ir netiesioginis nuolat pereina vienas į kitą. Tai lyg judėjimas ratu pabaigos nėra. Kas galėtų išsekti šių derinių galimybės? Karinių puolimo srautas yra kaip potvinis, kuris net akmenis neša savo vaga. Sprendimo kokybė kaip laiku nusileidžiantis sakalas, leidžiantis jiems smogti ir sunaikinti taikinį. Todėl geras kovotojas bus siaubingas puolime ir greitas sprendime. Energiją galima palyginti su lanko tempimu, o sprendimas su įtempimo atleidimu. Per mūšio sumaištį gali pasirodyti tariama netvarka, bet iš tikrųjų jos nėra. Chaose ir sumišime tavo armija gali neturėti galvos ar uodegos, bet ji bus apsaugota nuo pralaimėjimo. Simuliuota netvarka reikalauja puikios disciplinos, simuliuotas baimės pojūtis drąsos, simuliuota silpnybė stiprybės. Užmaskuoti tvarką po netvarkos skraiste – tai tik padalymo klausimas. Užmaskuoti drąsą po drovumo šydo – tai paslėptos energijos atsargos. Užmaskuoti stiprybę silpnumu – tai įgyvendinamas taktiniu išsidėstymu. Tad tas, kuris moka laikyti priešą judančiu, išlaiko apgaulingą įspūdį, pagal kurį priešas veikia. Siūlydamas spąstus, jis priverčia priešą eiti, tada su atrinktais kariais jis tykojo. Išmanus kovotojas žvelgia į sujungtos energijos efektą ir nereikalauja per daug iš pavienių žmonių. Todėl jis gali išsirinkti tinkamus žmones ir panaudoti bendrą energiją. Kai naudojama sujungta energija, kovotojai tampa lyg riedantis ranstai ar akmenis. Ransto ar akmens prigimtis likti vietoje ant lygios žemės, o judėti nuokalnėje. Keturkampis sustoja, o apvalus rieda žemyn. Taigi energija išvystyta gerų kovotojų yra kaip apvalus akmuo, nusiridentantis nuo 1000 pėdų aukščio kalno. 6 skyrius – silpnos ir stiprios vietos. Weak points and strong. Sun Tzu sako. Tas, kuris pirmas užima pozicijas ir laukia priešo, bus gaivus kovai. Tas, kuris ateina antras ir skuba į mūšį, atvyks pavargęs. Todėl išmanus kovotojas primeta savo valią priešui, bet neleidžia, kad priešas primestų savo valią jam. Siūlydamas pranašumą, jis gali priversti priešą artėti savanoriškai. Arba padarydamas žalą, jis gali užkirsti kelią priešo priėjimui. Jei priešas ilsisi, jis gali jį trikdyti. Jei gerai aprūpintas, jis gali jį išbadėti. Jei ramiai stovykla, jis gali priversti judėti. Atsiraskite ten, kur priešas turi skubiai ginti. Žygiuokite ten, kur jūsų nesitiki. Armija gali nueiti didelius atstumus be vargo, jei eina per šalį, kurioje nėra priešų. Galite būti tikri, kad jūsų puolimai bus sėkmingi, jei pulti vietas, kurios neapsaugotos. Saugumą gynyboje užtikrinsite, jei laikysitės tik pozicijų, kurias negalima užpulti. Todėl generalas yra sumanus puolime, kai jo priešas nežino, ką ginti, ir sumanus gynyboje, kai priešas nežino, ką pulti. O dieviškoji subtilumo ir paslapties menė. Per jūs mes mokomės būti nematomi, per jūs neįklausomi ir taip laikome priešą savo rankose. Galite pažengti ir būti neprilygstami, jei judate prie priešo silpnų vietų. Galite pasitraukti ir būti saugus nuo persekiojimo, jei judate greičiau nei priešas. Jei norime kovoti, priešą galima priversti susidurti, nors jis apsaugotas aukšta siena ir gilia tranšėja.
Viskas, ką reikia, pulti kitą vietą, kurią jis bus priverstas ginti. Jei nenorime kovoti, galime užkirsti kelią priešui, net jei mūsų stovyklos linijos tik pažymėtos žemėje. Pakanka įmesti kažką keisto ir nepaaiškinamo į jo kelią. Atrado priešą ir likdamas nematomu, galime laikyti savo pajėgas sutelktas, tuo tarpu priešas bus priverstas dalintis. Galime suformuoti vieną vieningą kūną, tuo tarpu priešas bus išskirstytas į dalis. Taigi visa mūsų jėga susiduria su atskirtomis priešų dalimis, o tai reiškia, kad mūsų daug, o priešo mažai. Ir jei galime pulti silpnesnes pajėgas stipresnėmis, mūsų priešininkai bus blogoje padėtyje. Vieta, kur planuojame kovoti, neturi būti atskleista. Priešingų atveju priešas turės ruoštis galimam puolimui keliose vietose, o jo pajėgos bus išskirstytos daugeliu kryptimi, todėl bet kurioje vietoje prieš mūsų jėgas bus mažiau žmonių. Jei priešas sustiprins priekinę liniją, nusilps jo užnugris. Jei sustiprins užnugarį, nusilps priekinę liniją. Jei sustiprins kairę, nusilps dešinę. Jei sustiprins dešinę, nusilps kairę. Jei įsiūs pagalbą visur, bus silpnas visur. Skaičiaus trūkumas atsiranda, kai reikia ruoštis galimam puolimui. Skaičiaus pranašumas, kai priverčiame priešininką ruoštis mums. Žinodami laiką ir vietą, galime iš didelių atstumų sutelkti pajėgas kovai. Bet jei nežinome nei laiko, nei vietos, kairysis sparnas negali paremti dešiniojojo, dešinysis kairiojo. Priekinė linija negali padėti užnugriui, užnugris priekinės linijos. Dar labiau, jei tolimos armijos dalis yra šimtų ly atstumų, o artimiausios kelis ly atstumų. Nors mano vertinimu juok kariai skaičiumi pralenkia mūsų, tai nieko neduos pergalės prasme. Todėl sakau, kad pergalė gali būti pasiekta. Nors priešas turi daugiau žmonių, galime jam užkirsti kelią kovoti. Schemuokite, kad atrastumėte jo planus ir jų sėkmės tikimybę. Provokuokite jį ir sužinokite jo veikimo ar neveikimo principą. Priverskite jį atskleisti silpnas vietas. Atidžiai palyginkite priešininko armiją su savaja, kad žinotumėte, kur jėga per didelė, o kur trūksta. Kuriant taktinius išsidėstymus, aukščiausia viršūnė juos paslėpti. Paslėpkite savo planus ir būsite saugus nuo gudriausių šnipų ir išmintingiausių priešų. Kaip pergalė gali būti pasiekta naudojant priešo pačių taktiką, tai masės nesuvokia. Visi gali matyti taktikas, kuriomis aš laimiu, bet niekas nemato strategijos, iš kurios kyla pergalė. Nekartokite tų taktikų, kurios suteikia vieną pergalę. Leiskite savo metodus reguliuoti begalinę aplinkybių įvairovę. Karinė taktika panaši į vandenį. Vanduo natūraliai bėga nuo aukštumų žemyn. Tad kare, ką stipru reikia vengti, o kas silpnas smogti. Vanduo formuoja savo tėkmę pagal žemę, per kurią teka. Karys pasiekia pergalę priklausomai nuo priešo, su kuriuo susiduria. Todėl, kaip vanduo neturi nuolatinės formos, taip ir kare nėra pastovių sąlygų. Tas, kuris gali keisti taktikas priklausomai nuo priešo ir laimėti, gali būti vadinamas danguje gimusiu vadu. 5 elementai žvaigždutė nėra visada vienodai ryškus. 4 metų laikai vienas kitam nusileidžia. Dienos būna trumpos ir ilgos. Mėnuo turi savo augimo ir nykimo laikotarpius. Dar labiau, jei tolimos armijos dalys yra šimtų ly atstumų, o artimiausios kelis ly atstumų. Nors mano vertinimu, jog kariai skaičiumi pralenkia mūsų, tai nieko neduos pergalės prasme. Todėl sakau, kad pergalė gali būti pasiekta. Nors priešas turi daugiau žmonių, galime jam užkirsti kelio kovoti. Schemuokite, kad atrastumėte jo planus ir jų sėkmės tikimybę. Provokuokite jį ir sužinokite jo veikimo ar neveikimo principą. Priverskite jį atskleisti silpnas vietas. Atidžiai palyginkite priešininko armiją su savaja, kad žinotumėte, kur jėga per didelė, o kur trūksta. Kuriant taktinius išsidėstymus, aukščiausią viršūnę juos paslėpti. Paslėpkite savo planus ir būsite saugus nuo gudriausių šnipų ir išmintingiausių priešų. Kaip pergalė gali būti pasiekta naudojant priešo pačių taktiką, tai masės nesuvokia. Visi gali matyti taktikas, kuriomis aš laimiu, bet niekas nemato strategijos, iš kurios kyla pergalė. Nekartokite tų taktikų, kurios suteikia vieną pergalę. Leiskite savo metodus reguliuoti begale aplinkybių įvairovę. Karinė taktika panaši į vandenį. Vanduo natūraliai bėga nuo aukštumų žemyn. Tad kare, kas tipų reikia vengti, o kas silpnas smogti. Vanduo formuoja savo tėkmę pagal žemę, per kurią teka. Karys pasiekia pergalę priklausomai nuo priešo, su kuriuo susidūrė. Todėl, kaip vanduo neturi nuolatinės formos, taip ir kare nėra pastovių sąlygų. Tas, kuris gali keisti taktikas priklausomai nuo priešo ir laimėti, gali būti vadinamas danguje gimusiu vadu. 5 elementai žvaigždutė nėra visada vienodai ryškus. 4 metų laikai vienas kitam nusileidžia. Dienos būna trumpos ir ilgos. Mėnuo turi savo augimo ir nykimo laikotarpius. 7 skyrius manevruojant, manevring, Sun Tzu sako. Kare generolas gauna savo įsakymus iš valdovo.
Sutvarkęs armiją ir sutelkęs pajėgas, jis privalo suderinti ir harmonizuoti skirtingus jos elementus prieš įkurdindamas stovyklą. Po to seka taktinis manevravimas, kuris yra pats sudėtingiausias dalykas. Taktinio manevravimo sunkumas paversti vingį tiesumu, o nelaimę naudingą aplinkybę. Taigi imtis ilgo vingiuoto maršo, priviliojus priešą iš kelio ir nors startuoti vėliau, sugebėti pasiekti tikslą prieš jį, parodo išmanymą apie nukrypio meną. Manevruoti su armija naudinga, su nedisciplinuota minia pavojingiausia. Jei pajudinate visiškai pasiruošusią armiją, kad pasiektumėte pranašumą, yra tikimybė, kad vėluosite. Kita vertus, atskirti greitą dalinį būrį reiškia paaukoti jo krovinius ir atsargas. Jei įsakysite vyrams susukti paltus ir žygiuoti be sustojimų dieną ir naktį, padengiant dvigubai įprastą atstumą, pirmųjų divizijų vadovai pateks į priešo rankas. Stipresni vyrai bus priekyje, pavargę užnugaryje ir tokiu planu tik 10% armijos pasieks tikslą. Žygiuodami 50 šlį, kad apžaistumėte priešą, prarasite pirmos divizijos vadą ir tik pusę pajėgų pasieks tikslą. Žygiuodami 30 šlį su tuo pačiu tikslu 2/3 armijos atvyks. Galime daryti išvadą. Armija be atsargų traukinio pralaimi, be maisto pralaimi, be tiekimo bazės pralaimi. Negalime sudaryti sąjungų, kol nesame susipažinę su kaimynų ketinimais. Mes nesame tinkami vesti armiją marše, jei nesame susipažinę su krašto reljefu, kalnais, miškais, spastais. Negalėsime pasinaudoti gamtiniais pranašumais, jei nenaudosime vietinių gidų. Kare praktikuokite apgaulą ir jums seksis. Judėkite tik tada, kai yra tikras pranašumas. Ar sutelkti, ar padalinti pajėgas, spręskite pagal aplinkybės. Tegul jūsų greitis bus kaip vėjas, sujungimo dangumas kaip miškas. Plėšimuose ir apiplėšimuose kaip ugnis, stovėjime kaip kalnas. Kai plėšiate kraštą, dalinkite grobį savo vyrams. Kai užimsite naują teritoriją, skirstykite ją karių naudai. Apgalvokite ir svarstykite prieš judėdami. Laimės tas, kuris išmoko nuokrypio meno. Toks yra manevruojančio meno esmė. Karinės valdymo knyga sako, mūšio lauke žodžiai sklinda nepakankamai toli, todėl naudojami gongai ir būgnai. Paprasti daiktai nėra matomi aiškiai, todėl naudojami vėliavas ir standartai. Gongai, būgnai, vėliavas ir standartai – tai priemonės, kurios sutelkia armijos ausis ir akis į vieną punktą. Armija, susiformavusi į vieningą kūną, negali nei drąsūs vyrai žygiuoti vieni, nei bailūs trauktis vieni. Tai yra didelės masės valdymo menas. Naktyje kovojant naudokite signalinės ugnis ir būgnus, dieną vėliavas ir standartus, kad paveiktumėte armijos ausis ir akis. Visa armija gali būti apvogta savo dvasios, vadas gali būti apvogtas blaivumo. Kario dvasia ryškiausia ryte, vidurdienį ji blėsta, o vakare mintis tik apie grįžimą į stovyklą. Todėl išmanus generolas vengia armijos, kai jos dvasia žvali, bet puola, kai ji lėta ir nori grįžti. Tai yra nuotaikų studijavimo menas, disciplinuotas ir ramus, laukdamas priešų chaoso ir sumaišties tai savigarbos išlaikymo menas. Būti arti tikslo, kai priešas dar toli, ilsėtis, kai priešas stengiasi, gerai pavalgyti, kai priešas alkanas, tai jėgos taupimo menas. Nesikišti į priešą, kurio vėliavas tvarkingos, nepolapuoti į tvarkingą ir pasitikinti armiją, tai aplinkos studijavimo menas. Tai karinė aksioma. Nežygiuokite į kalną prieš priešą, nepolapuokite, kai jis nusileidžia. Nepersekite priešų imituojančius pabėgimą. Nepolapuokite karių, kurie yra pasiruošę. Neįkaskite į spastus, kuriuos siūlo priešas. Nesikiškite į armiją, kuri grįžta namo. Apsupdami armiją palikite išeiti. Nepersekite pasmerktos kovos priešo per daug. Toks yra karo menas. 8 skyrius. Taktikų variacijos, variation of tactics, Sun Tzu sako, kare generolas gauna įsakymus iš valdovo, suburia savo armiją ir sutelkia pajėgas. Sunkiai prieinamose vietovėse nestovykite. Ten, kur susikerta didieji keliai, suderinkite veiksmus su sąjungininkais. Neužsibūkite pavojingai izoliuotose vietose. Užspęstoje padėtyje privalo taikytis prie gudrybių. Beviltiškoje padėtyje privaloma kovoti. Yra kelių, kurių negalima sekti, armijų, kurių negalima atakuoti, miestų, kurių negalima apguldyti, pozicijų, kurių negalima ginčytis, valdovo įsakymų, kurių negalima vykdyti. Generolas, kuris visiškai supranta pranašumus atsirandančius keičiant taktiką, žino, kaip tvarkyti savo pajėgas. Generolas, kuris nesupranta šito, gali gerai pažinti krašto konfigūraciją, tačiau negebės panaudoti žinių praktikoje.
Todėl karo studentas, neįgudęs keisti savo planus, net jei jis pažįsta 5 pranašumų principą, nepasinaudos savo žmonių pajėgomis efektyviai. Tad išmanaus vado planuose pranašumai derinami kartu. Jei mūsų pranašumo lūkesčiai yra subalansuoti tokiu būdu, galime pasiekti savo planų esminę dalį. Kita vertus, jei sunkumų viduryje visada esame pasiruošę pasinaudoti pranašumu, galime išsivaduoti iš nesėkmių. Sumažinkite priešų vadus, padarydami jiems žalą. Kelkite jiems rūpesčių, laikykite juos nuolat užimtais. Siūlykite viliojančius spąstus ir priverskite skubėti į bet kurį punktą. Karo menas moko pasitikėti ne tik tikimybę, kad priešas neateis, bet mūsų pasiruošimu jį sutikti. Ne tik tikimybę, kad jis nepuolys, bet mūsų pozicija bus neprilygstama. Yra 5 pavojingos klaidos, galinčios paveikti generolą. Nepagarba savo, recklessness, vedanti į sunaikinimą. Bailumas, vedantis į pagavimą. Nuskubintas charakteris, kurį galima provokuoti įžeidimais. Garbės švelnumas, jautrus gėdos išgyvenimams. Per didelis rūpestis savo žmonėmis, sukeliantis nerimą ir problemas. Tai 5 generolo silpnybės, žalingos karo eigai. Kai armija sutriuškinama, o jos vadas žūva, priežastis tikrai slypi tarp 5 pavojingų klaidų. Tegul tai tampa apmąstymo objekto. 9 skyrius armija žygiuojant. Sun Tzu sako, dabar pereiname prie klausimo, kaip įrengti stovyklą ir stebėti priešo ženklus. Greitai perženkite kalnus ir laikykitės slėnių apylinkių. Stovyklaukite aukštose vietose. Nekopkite į aukštumas tam, kad kautumėtės. Tiek kalnų karui. Persikėlus per upę, atsitraukite nuo jos. Kai užpuolanti jėga kerta upę, nevykite jos sutikti viduryje. Geriausia leisti armijai persikelti ir tik tada pulti. Jei norite kautis, nevykite prie upės, kurią turi kirsti priešas. Prišvartuokite laivus aukščiau nei priešas ir veidu į saulę. Nejudėkite prieš srovę, kad susitikti su priešu. Tiek upių karui. Kertant druskos pelkes, svarbiausia greitai jas įveikti be delsimo. Jei priversti kautis druskos pelkėse, turėkite vandenį ir žolę šalia ir nustatykite nugarą medžių kuopai. Tiek druskos pelkių. Operacijoms sausose, lygiose vietovėse rinkitės lengvai prieinamą vietą su aukštyn kylančia žemė dešinėje ir užnugaryje, kad pavojus būtų priešakyje, o saugumas už nugaros. Tiek lygumos kampanijoms. Šie 4 karo žinių šakos padėjo geltonajam imperatoriui nugalėti 4 skirtingus valdovus. Visos armijos renkasi aukštumas prie žemumų ir saulėtą vietą prie tamsių. Jei rūpinatės savo žmonėmis ir stovyklaujate kietoje žemėje, armija bus laisva nuo ligų, o tai žada pergalę. Pasiekus kalvą ar pilimą, užimkite saulėtą pusę su šlaitu dešinėje užnugaryje. Tai naudinga kariams ir leidžia pasinaudoti natūraliomis vietovės pranašumais. Jei dėl stiprių lietų upė, per kurią ketinate kirsti, išsipūdusi ir putota, turite palaukti, kol nurims. Venkite vietovių su stačiais skardžiais, srauniais upeliais, giliomis įdobomis, siaurais tarpeliais, krūmais, pelkėmis ar plyšiais. Kol laikomės atokiai nuo tokių vietų, priverskite priešą prie jų artėti. Kol stovime prieš juos, leiskite priešui turėti šias vietas už nugaros. Jei netolėje yra kalvų, tvenkinių su vandens žole, įdubų su nendrynais ar tankių miškų, juos reikia kruopščiai ištirti, nes ten gali slėptis šaudytojai ar šnipai. Kai priešas šalia ir tylus, jis pasikliauja natūralia savo pozicijos stiprybę. Jei jis laikosi atokiai ir bando provokuoti mūšį, jis nori, kad kitas žengtų pirmas. Lengvai pasiekiama stovykla gali būti kibirkštis, spąstai. Medžių judėjimas rodo priešo pajudėjimą. Ekranų atsiradimas aukštoje žolėje įtartinas veiksmas. Paukščių pakilimas į skrydį apkasų ženklas. Išgąsdinti gyvūnai staigus puolimas. Dulkės aukštoje kolonoje vežimai artėja. Žemos plačiai pasklidusios pėstininkai artėja. Skirtingomis kryptimis besisklaidantis dulkės priešas renkasi malkas. Mažos dulkių debesys judantis pirmyn atgal armija stovyklauja. Padorus žodžiai ir didėjančios pasiruošimo priemonės priešas ruošiasi pulti. Tiek upių karui. Kertant druskos pelkės, svarbiausia greitai jas įveikti be delsimo. Jei priversti kautis druskos pelkėse, turėkite vandenį ir žolę šalia ir nustatykite nugarą medžių kuopai. Tiek druskos pelkių operacijoms. Sausose, lygiose vietovėse rinkitės lengvai prieinamą vietą su aukšti ir kylančia žemė dešinėje ir užnugaryje, kad pavojus būtų priešakyje, o saugumas už nugaros. Tiek lygumos kampanijoms. Šie 4 karo žinių šakos padėjo geltonajam imperatoriui nugalėti 4 skirtingus valdovus. Visos armijos renkasi aukštumas prie žemumus ir saulėtą vietą prie tamsių. Jei rūpinate savo žmonėmis ir stovyklaujate kietoje žemėje, armija bus laisva nuo ligų, o tai žada pergalę. Pasiekus kalvą ar pilimą, užimkite saulėtą pusę su šlaitu dešinėje užnugaryje. Tai naudinga kariams ir leidžia pasinaudoti natūraliomis vietovės pranašumais.
Jei dėl stiprių lietų upė, per kurią ketinate kirsti, išsipūdusi ir putota, turite palaukti, kol nurims. Venkite vietovių su stakiais skardžiais, srauniais upeliais, giliomis įdobomis, siaurais tarpeliais, krūmais, pelkėmis ar plyšiais. Kol laikomės atokiai nuo tokių vietų, priverskite priešą prie jų artėti. Kol stovime prieš juos, leiskite priešui turėti šias vietas už nugaros. Jei netoliese yra kalvų, tvenkinių su vandens žole, įdubų su nendrynais ar tankių miškų, juos reikia kruopščiai ištirti, nes ten gali slėptis šauditoliai ar šnipai. Kai priešas šalia ir tylus, jis pasikliauja natūralia savo pozicijos stiprybę. Jei jis laikosi atokiai ir bando provokuoti mūšį, jis nori, kad kitas žengtų pirmas. Lengvai pasiekiama stovykla gali būti kibirkštis, spąstai. Medžių žydėjimas rodo priešo pajudėjimą. Ekrano atsiradimas aukštoje žolėje įtartinas veiksmas. Paukščių pakilimas į skrydį apkasų ženklas. Išgąsdinti gyvūnai staigus puolimas. Dulkės aukštoje kolonoje vežimai artėja. Žemos plačiai pasklidusios pėstininkai artėja. Skirtingomis kryptimis besisklaidantis dulkės priešas renkasi malkas. Mažos dulkių debesys, judantis pirmyn atgal, armija stovyklauja. Padorūs žodžiai ir didėjančios pasiruošimo priemonės, priešas ruošiasi pulti. Šaukimai ir judėjimas į priekį, priešas ketina trauktis. Lengvieji vežimai ant sparnų, priešas rengiasi mūšiui. Taikos pasiūlymai be priesaikos, slaptas planas. Jei daug bėgiojama, kritinis momentas atėjo. Vieni žengia į priekį, kiti atsitraukia spąstai. Kariai atsistoja remdamisi ietimis alkani. Tie, kurie semia vandenį, patys trokšta. Jei priešas nemoka pasinaudoti galimybę, kariai išseke. Paukštai susirenka, vieta laisva. Naktinis triukšmas, nerimas. Stovyklos sumaištis, generolo valdžia silpna. Beneris, keičiasi sukilimas. Pikti karininkai, kariai pavargę. Armija šeria arklius grūdais, kariai nekabina puodų ant laužų, pasiruošę kovoti iki mirties. Žmonių šnabždėjimasis mažose grupėse, nepasitenkinimas. Pernelyg dažnai skiriamos premijos, priešas išsekęs. Pernelyg daug bausmių, didelė krizė. Pradėti triukšmingai, o vėliau išsigąsti priešų skaičiaus, visiškas neprotingumas. Konvojuoti su pagyrimais siekiamo paliaubų. Jei priešų armija žygiuoja piktai ir ilgai stovi prieš mūsų, reikia didelės atsargumo ir apdairumo. Jei mūsų pajėgos lygios priešai, pakanka sutelkti jėgas, stebėti priešą ir gauti pastiprinimą. Tas, kuris nesiruošia ir nuvertina priešą, bus sugautas. Jei kariai baudžiami prieš jiems pritarant, jie nebebus paklusnus. Jei prisitaikė, bet bausmės nerealizuojamos, vis tiek beverčiai. Žvaigždutė, žvaigždutė. Todėl karius pirmiausia reikia žmogiškai elgtis, bet kontroliuoti griežta disciplina. Tai tikras kelias į pergalę. Jei treniruojant karius įsakymus laikomasi įprastai, armija bus gerai išauklėta. Jei generolas pasitikė savo žmonėmis, bet visada reikalauja paklusnumo, nauda bus abipusė. 10 skyrius teritorija. Terrain sako, galime išskirti 6 teritorijos rūšis. Prieinamas, accessible, sukeliantis painiavą, entangling, laikinas, atsargus, temporizing, siauri praėjimai, narrow passes, stačios aukštumos, precipitous heights, didelės atstumų nuo priešo pozicijos, prieinama teritorija. Abi pusės gali laisvai judėti. Užimkite aukštas, saulėtas vietas pirmi ir saugokite tiekimo linijas. Tuomet galėsite kovoti su pranašumu. Sukelianti painiavą galima palikti, bet sunku vėl užimti. Jei priešas nepasiruošęs, galite išeiti ir jį nugalėti. Jei priešas pasiruošęs ir nepavyksta jo nugalėti, grįžti negalima, laukia katastrofa. Laikina, atsargi teritorija. Nei viena pusė nesusilpnės pirmoji žengusi. Net jei priešas siūlo pagundą, geriau nesiveržti, o atsitraukti, priversdami priešininką atskleisti dalį savo armijos, tada pulti su pranašumu. Siauri praėjimai. Užimkite juos pirmi, stipriai sutvirtinkite ir laukite priešo. Jei priešas užima pirmas, nesivekite jo. Jei praėjimas gerai gynyboje, tik jei silpnai gynyboje. Stačios aukštumos. Užimkite aukštas, saulėtas vietas ir laukite priešo. Jei priešas jau užėmė, nesekite jo, atsitraukite, kad jį priverstumėte judėti. Didelis atstumas nuo priešo. Jei armijos lygios, sunku provokuoti mūšį, kova gali būti jūsų nenaudai. Šie 6 principai susiję su žeme. Generolas, turintis atsakingą postą, privalo juos išstudijuoti. 6 nelaimės armijai. Ne gamtos, o dėl generolo kaltės. Bėgimas, flight, nepaklusnumas, insubordinacija, sunaikinimas, griūtis, collapse, sužlugdymas, ruin, dezorganizacija, disorganizacija, pabėgimas, panika, raut. Jei mažesnė jėga pulti didesnę 10 kartų, įvyksta bėgimas. Jei kareiviai stiprus, karininkai silpni, nepaklusnumas. Jei karininkai stiprus, kareiviai silpni, griūtis. Jei aukštesnieji karininkai pikti ir nepakenčiami, sužlugdymas.
Jei generolas silpnas, be autoriteto, įsakymų neaiškių, rangai netvarkingi, dezorganizacija. Jei generolas nesugebėjo įvertinti priešo, leidžia silpnesnį jėgai kauti su stipresne arba nesusitelkia su geriausiais kariais, panika, pabėgimas. Natūrali vietovės forma – kario sąjungininkė, bet gebėjimas įvertinti priešą, kontroliuoti jėgas ir skaičiuoti pavojus bei atstumus – tikro generolo išbandymas. Tas, kuris žino šios principus ir pritaiko kovose, laimės mūšius. Tas, kuris nežino ar nepraktikuoja, bus nugalėtas. Jei kova tikrai atneš pergalę, kovokite, net jei valdovas draudžia. Jei kova nebus sėkminga, nekovokite, net jei valdovas liepia. Generolas, kuris žengia be garbės troškimo ir traukiasi be gėdos baimės, tik galvodamas apie šalies gynimą ir tarnaudamas valdovui, karalystės. Rūpinkitės kariais kaip vaikais, seks jums net į gilias slėnio vietas. Jei juos laikote mylimais sūnumis, ištikimi iki mirties. Jei esate švelnus, bet negalintis pajusti autoriteto, geras, bet negalintis įvykdyti įsakymų, negalintis numalšinti chaoso, kariai panašus į išlepintus vaikus, neverti praktikos. Jei žinome, kad mūsų žmonės gali pulti, bet nežinome, kad priešas atviras puolimui, tik pusė pergalės. Jei žinome, kad priešas atviras, bet nežinome, kad mūsų žmonės negali, tik pusė pergalės. Jei žinome, kad priešas atviras, mūsų žmonės gali pulti, bet teritorija nepalanki, tik pusė pergalės. Patyręs karys niekada nesusipainioja judėdamas, kai sudeda stovyklą, nesivelia į painiavą. Sakoma, jei pažįsti priešą ir pažįsti save, pergalė nekels abejonių. Jei pažįsti dangų ir žemę, gali užtikrinti pergalę pilnai. 11 skyrius, 9 atvejai. The 9 situations. Sun Tzu sako, karas pripažįsta 9 teritorijos rūšis. Išsibarstanti, dispersive ground. Lengvai įveikiama, facile ground. Ginčytina, contentious ground. Atvira, open ground. Susikertančių kelių teritorija, ground of intersecting highways. Rimta, serious ground. Sudėtinga, difficult ground. Užspausta, hemmed in ground. Beviltiška, desperate ground. Paaiškinimai. Karijuojant savo teritorijoje, išsibarstanti. Patenkus į priešų žemes, bet netoli, lengvai įveikiama. Teritorija, kuri suteikia didžiulį pranašumą, bet kuriai pusiai, ginčytina. Teritorija, kur abi pusės gali laisvai judėti, atvira. Teritorija, jungianti 3 valstybės dalis, pirmasis ją užėmęs valdo daugumą imperijos, susikertančių kelių teritoriją. Armijai patenkus į priešo šalies gilumą, paliekant už nugaros tvirtovėmis apsuptus miestus, rimta. Kalnuotos miškų vietovės, pelkės, vingiuoti šlaitai, sudėtinga. Teritorija pasiekiama tik siaurais tarpekiais, kur nedidelis priešas gali sutriuškinti didelę armiją, užspausta. Teritorija, kur galima išsigelbėti tik kovojant, nedelsant, beviltiška. Taktikos pagal teritoriją. Išsibarstanti, nekovoti. Lengvai įveikiama, nesustotėti. Ginčytina, nepulti tiesiogiai. Atvira, neblokuoti priešo kelio. Susikertančių kelių susijungti su sąjungininkais. Rimta, užtikrinti tiekimą ir grobimą. Sudėtinga, stumėtis į priekį. Užspausta, pasitelkti klastą ar strategemą. Beviltiška, kovoti iki galo. Priešų neutralizavimas. Skleisti chaosą tarp priešo fronto ir nugaros. Trukdyti jo pajėgoms bendradarbiauti. Sustabdyti stipriųjų gelbėjimą silpnesiems. Sugriauti karininkų sugebėjimą mobilizuoti kareivius. Greitis ir netikėtumas karo esmė. Pasinaudokite priešo nepasiruošimu. Puolkite per netikėtas vietas. Atakuokite neapsaugotus taškus. Užimant priešų žemes. Gilus įsiveržimas. Armijos vienybė. Sekamas paviršinis įsiveržimas. Išsibarstymas fertilių vietovių šturmai. Tiekimo užtikrinimas. Nuolat rūpinkitės kariais, nespauskite jų per daug. Koncentruokite energiją ir taupykite jėgas. Psichologija ir aplinkybės. Kariuojant be išeities, kariai renkasi mirti prieš bėgimą. Paspaudus priešo rankes, išsijungimo sąlygomis, jie tampa ištikimi. Pašalinkite prietarus ir pamokslus, kareiviai tampa drąsūs ir ryžtingi. Vadovavimo principai. Visi kariai turi pasiekti vienodą drąsos lygį. Silpni ir stiprieji turi būti naudojami tinkamai pagal vietovę. Generalas turi elgtis tyliai, kad užtikrintų paslaptis. Suklaidinimas, klaidinantis raportai ir kintantis planai, priešas nežino jūsų tikslų. Strategiškai keiskite stovyklos vietas, pasirinkite vingiuotus kelius. Veiksmo momento analogija. Generalas veikia kaip žmogus, pakilęs į aukštumą ir numetęs kopėčias įvedamas. Įvedamas giliai į priešo teritoriją, degina laivus, ardo skuodus, vedžioja karius kaip avis, niekas nežino tikslios krypties.
Įsiveržimo principai. Gilus įsiveržimas. Armijos vienybė. Paviršinis įsiveržimas. Armijos išsibarstymas. Priešų tvirtovės už nugaros. Pliusas siauri praėjimai, priekyje užspausta teritorija. Jokios galimybės pasitraukti beviltišką teritoriją. Veiksmų gairės pagal teritoriją. Išsibarstanti skatinti vienybę. Lengvai įveikiama. Užtikrinti ryšį tarp visų armijos dalių. Ginčytina. Skubėti su užnugariu. Atvira. Stebėti gynybą. Susikertančių kelių. Stiprinti sąjungas. Rimta. Užtikrinti tiekimą. Sudėtinga. Stumtis keliu. Užspausta. Blokuoti pasitraukimą. Beviltiška. Pabrėžti išsigalbėjimo beviltiškumą. Skatinti narsą. Bendra išvada. Neįmanoma sudaryti sąjungų, jei nesuprantate kaimynų tikslų. Neįmanoma vesti armijos, jei nežinote šalies paviršiaus, kalnų, miškų, pelkių. Privaloma naudoti vietinius vadovus. Patyręs generalas apsauga armiją, išlaiko tvarką, klaidina priešą, kontroliuoja stipriuosius ir silpnus. Įsiveržus į priešų teritoriją, nuolat išlaikoma armijos vienybė, paslėptos strategijos, lanksčios reakcijos į priešo veiksmus. 13 skyrius šnipų naudojimas. The use of spies. Sun Tzu sako, surinkti 100 000 karių ir pervesti juos didelius atstumus reiškia didelius nuostolius žmonėms ir išteklių išeikvojimą valstybės mastu. Kasdienė išlaidų suma gali siekti 1000 sidabro uncijų. Kils sumaištis namuose ir užsienyje, žmonės išsekę grius kelyje, o apie 700 000 šeimų bus sutrikdyta darbe. Net jei priešingos armijos susidaro ilgus metus, pergalė dažnai išsprendžiama per vieną dieną. Todėl nežinojimas apie priešo būklę tik dėl kelių sidabro uncijų taupimo – tai žmogaus nežmoniškumas. Tas, kas taip elgiasi, nėra tikras vadovas, nėra pagalba valdovui, nėra pergalės meistras. Išankstinis žinojimas, foreknowledge, tai, kas leidžia išmintingam valdovui ir geram generolui laimėti ir pasiekti dalykus, neprieinamus paprastiems žmonėms. Išankstinio žinojimo šaltinis – jo negalima gauti iš dvasių, patirties indukcijos ar dedukcijos. Žinias apie priešo išsidėstymą galima gauti tik iš kitų žmonių. Todėl atsiranda šnipų naudojimas, kurių yra 5 rūšys. Vietiniai šnipai, local spies, vietinių gyventojų paslaugos. Vidaus šnipai, inward spies, priešo pareigūnų naudojimas. Paversti šnipai, converted spies, priešo šnipų pavertimas savo tikslais. Pasmerkti šnipai, doomed spies, tyčinis apgaulės naudojimas, kad priešo šnipai perduotų klaidingą informaciją. Išgyvenę šnipai, surviving spies, tie, kurie parneša žinias iš priešo stovyklos. Kai visi 5 šnipų tipai veikia kartu, niekas negali atskleisti paslapčių sistemos. Tai vadinama dieviškų siūlų valdymo, brangiausia valdovo geba. Šnipų panaudojimo principai. Su šnipais reikia palaikyti artimiausius santykius armijoje. Jie turi būti didžiausiai apdovanoti. Jų veikloje būtina maksimali paslaptis. Šnipų negalima valdyti be intuicijos, geranoriškumo ir atvirumo. Tik subtilus protas leidžia patikrinti šnipų pranešimų tikrumą. Jei paslaptis nutekėja per anksti, šnipas ir tas, kuriam paslaptis buvo atskleista, turi būti nubausti mirtimi. Šnipų tikslai ir taktika. Prieš puolant armiją, užimant miestą ar netikėtai nužudant asmenį, pirmiausia reikia sužinoti tarnų, padėjėjų, sargybinių vardus generolo štabe. Priešo šnipai atėję mus stebėti turi būti viliami, išvedami, apgyvendinami taip, jie tampa paverstais šnipais mūsų naudai. Informacija iš paversto šnipo leidžia naudoti vietinius ir vidaus šnipus, naudoti pasmerktus šnipus klaidinančioms žinioms perduoti, naudoti išgyvenusius šnipus tam tikroms progoms. Galutinis tikslas – gauti žinių apie priešo veiksmus, kurias pirmiausia suteikia paverstas šnipas, todėl jo reikia elgtis itin dosniai. Istoriniai pavyzdžiai – Jin dinastijos iškilimas dėl Ičich, tarnavusios Jie dinastijai. Čiau dinastijos iškilimas dėl Luja, tarnavusio Jin dinastijai. Tik išmintingas valdovas ir protingas generolas naudoja armijos aukščiausią intelektą šnipų reikmėms ir pasiekia didelių rezultatų. Šnipai svarbiausias karo elementas, nuo jų priklauso armijos judėjimo gebėjimas. Santrauka. Sun Tzu, The Art of War, 1 RENG, 13 skyriai. 1. Planavimas. Laying plans. Pergalė priklauso nuo kruopštaus planavimo, supratimo apie priešo stiprybės ir silpnybės. Karo sėkmė priklauso nuo 5 veiksnių – moralinės įtakos, klimato, reljefo, generolo gebėjimų, karo disciplinos. Lyginant savo jėgas su priešo, reikia apskaičiuoti tikimybę laimėti prieš pradedant karą. 2. Karo vedimas. Waging war. Karys ir valstybė turi vertinti karo išlaidas. Ilgas karas yra žalingas. Sėkmingas karas greitas ir tikslingas. Perkeliant armiją, būtina rūpintis karių gerovę ir tiekimo linijomis. 3. Strateginis puolimas.
Attack by stratagem. Geriausia laimėti ne per tiesioginę kovą, o per priešo planų sugriovimą ir sąjungų skilimą. Tikslas – neutralizuoti priešo jėgą be bereikalingos kovos. 4. Tiesioginis ir netiesioginis puolimas. Tactical dispositions. Karys turi būti pasiruošęs ataka arba gynybai, priklausomai nuo sąlygų. Niekada nepasitikėk, kad priešo nebus. Pasitikėk savo parengimu. 5. Energetika. Use of energy. Efektyviai naudojami resursai ir jėgos. Derink tiesioginę ir netiesioginę energiją, kad priešininkas būtų išvargintas. 6. Silpnybių ir stiprybių tyrimas. Weak points and strong. Suvok stipriasias ir silpnasias priešo vietas. Pulti ten, kur priešininkas nepasiruošęs, vengti jo stipriųjų pozicijų. 7. Kovos taktikos. Maneuvering. Kariuomenė turi judėti lanksčiai. Svarbu koordinuoti armijos dalis, vengti susiskaldimo ir išnaudoti priešo klaidas. 8. Taktikų įvairovė. Variation of tactics. Generolas turi keisti planus ir taktiką, kad priešininkas nesugebėtų prognozuoti veiksmų. 5 pavojai generolui. Nerūpestingumas, bailumas, dirglumas, pernelik jautrus garbės jausmas, perdėtas rūpestis kariais. 9. Armija žygiuose. The army on the march. Stebėk ženklus. Paukščiai, gyvūnai, dulkės, sargybiniai, jie atskleidžia priešo veiksmus. Armija turi būti pasirengusi ir disciplina turi būti derinama su rūpestingumu kariams. 10. Teritorija. Terrain. 6 pagrindiniai reljefo tipai. Laisvai prieinamas, įstringantis, lėtai judamas, siauri praėjimai, stačios aukštumos, didelis atstumas. Kiekvienas reljefo tipas reikalauja skirtingos strategijos. Generolas turi žinoti, kada kovoti, kada trauktis ir kaip išnaudoti reljefą. 11. 9 situacijos. The 9 situations. 9 grunto tipai. Dispersinis, lengvas, ginčytinas, atviras, kertančių kelių, rimtas, sunkus, įspraustas, desperatiškas. Kiekvienoje situacijoje tinkama strategija skiriasi. Pavyzdžiui, desperatiškoje situacijoje kovoti be atidėliojimo, dispersinėje nesivaržyti. Generolas turi išlaikyti karių vienybę, judrumą, discipliną ir maksimaliai išnaudoti vietovės privalumus. 12. Gaisro puolimas. Attack by fire. Yra 5 būdai naudoti ugnis. Sudeginti stovyklas, atsargas, bagažą, arsenalus, išmetama ugnį. Reikia parinkti tinkamą laiką, vėją ir aplinką. Ugnis naudojama tik tikslingai, ne dėl pykčio ar keršto. 13. Šnipų naudojimas. The use of spies. Šnipai leidžia gauti išankstinę informaciją apie priešo jėgas ir planus. 5 šnipų tipai. Vietiniai, vidaus, paversti, pasmerkti, išgyvenę. Paverstas šnipas yra pagrindinis informacijos šaltinis. Šnipai turi būti gerai apmokami, valdomi subtiliai ir pasitelkiami kiekvienai strateginiai užduočiai. Pagrindinė idėja – Sun Tzu pabrėžia informacijos, žvalgybos ir adaptacijos svarbą. Pergalė pasiekiama ne tik jėga, bet ir gudrumu, disciplinos, sąjungų ir aplinkos išnaudojimu. 13. Šnipų naudojimas. The use of spies. Šnipai leidžia gauti išankstinę informaciją apie priešo jėgas ir planus. 5 šnipų tipai. Vietiniai, vidaus, paversti, pasmerkti, išgyvenę. Paverstas šnipas yra pagrindinis informacijos šaltinis. Šnipai turi būti gerai apmokami, valdomi subtiliai ir pasitelkiami kiekvienai strateginiai užduočiai. Pagrindinė idėja – Sun Tzu pabrėžia informacijos, žvalgybos ir adaptacijos svarbą. Pergalė pasiekiama ne tik jėga, bet ir gudrumu, disciplinos, sąjungų ir aplinkos išnaudojimu.